Mano vardas Laura ir man 19 metų. Neturi klasės kalbėti su svarbiais žmonėmis, tarė mano mama, stumdama man į rankas pilną riebaluotų indų krūvą, kol mano sesuo Klara šnekučiavosi su mero žmona prie 6 stalo. Pietų skubėjimas buvo pačiame įkarštyje, o aš vėl buvau nematoma, pakeičiama ir matyt per šiurkštį klientų aptarnavimui. O iš kur jūs stebite šį vaizdo įrašą? Pasidalinkite savo vietą komentaruose ir spauskite patinka bei prenumeruoti, jei kada nors jautėtės nematomi savo šeimoje. Būtinai norėsite sužinoti, kas nutiko vėliau. Leiskite man nuvesti jūs atgal į pačią šios istorijos pradžią. Įsivaizduokite 5-metę stovinčią ant medinės dėžės, kad galėtų pasiekti pramoninį kriauklę, muilo burbulai iki alkūnių, plaunanti indus, kurie atrodė didesni už ją pačią. Tai buvo mano vaikystė. Ne žaidimai su lėlėmis ar animacinių filmų žiūrėjimas, o puodų ir keptuvių šveitimas senelio restorane. Šis restoranas priklausė mūsų šeimai nuo 1987 metų, kai mano senelis, po imigracijos iš Italijos, jį nusipirko su visomis savo santaupomis. Jis jį pavadino Nona virtuve, ir tai buvo jo didžiausia pasididžiavimas. Kiekvieną rytą 5 valandą jis atrakindavo sunkius stiklo duris ir paversdavo tuščią valgyklą kažkuo stebuklingu. Šviežios česnako ir baziliko kvapas užpildydavo orą. O vidurdienį kiekvienas stalas būdavo pilnas nuolatinių lankytojų, kurie atvykdavo ne tik dėl maisto, bet ir dėl senelio šiltos šypsenos bei jo bjaurių tėčio juokelių. Mama paveldėjo restoraną, kai jai buvo vos 19 ir ji buvo nėščia su manimi. Mano tėvas dingo tą akimirką, kai sužinojo apie nėštumą, palikdamas ją uždarytą gyvenime, kurio niekada nenorėjo. Jis svajojo tapti mokytoja, galbūt keliauti po pasaulį, tačiau vietoj to rado save pririštą prie verslo, reikalaujančio kiekvienos pabudusios valandos. Nuo tos dienos, kai pradėjau vaikščioti, tapau šios operacijos dalimi. Kol kiti vaikai žaidė lauke, aš mokiausi atskirti sriubo šaukštą nuo arbatinio, kaip sulankstyti servetėles į tobulus trikampius ir svarbiausia, kaip nepasiklysti mamos kelyje, kai ji buvo stresuojanti, kas iš esmės buvo visada. Restoranas tapo mano antraisiais namais, o tikrieji namai virš restorano buvo tik vieta miegoti tarp pamainų. Tikras gyvenimas vyko žemiau, tarp užsakymų šūksnių, lėkščių dūžių ir nuolatinio pramoninio indaplovės burbuliavimo, tapusio mano vaikystės garso takeliu. Klara atvyko po 3 metų ir viskas pasikeitė. Staiga pasirodė tobula mažytė angelas, kuriam niekada negalėjo būti nieko blogo, o man buvo patikėta būti atsakinga. Kai Klara užaugo pakankamai, kad galėtų padėti, ji visada kažkaip baigdavo su lengvais darbais. Pasitikdama klientų savo saldžią šypseną, nešdama vandens į stalus, plepėdama su nuolatiniais lankytojais, kurie jai atiduodavo dolerius ir sakydavo, kaip ji brangi. O, aš visada turėjau plauti indus. Visada indai. Laura geriau dirba virtuvėje. Mama visada sakydavo, kai kas nors paklausdavo, kodėl Klara dirba prie įėjimo, o aš triniau riebalus nuo pramoninių puodų. Ji praktiškesnė, atsakydavo mama, o tai buvo jos mandagus būdas pasakyti, kad aš nesu pakankamai graži, žavi ar verta atstovauti šeimos verslui. O gal ji ir buvo teisė. 10 mano gimtadienio metų slenksčio jau turėjau nuospaudas ant delnų ir nuolat prisisunkusi indų ploviklio kvapą, kurio niekada nepavyko paslėpti net brangiausių kvepalų. Tuo tarpu Klara mokėsi kaip kerinčiai mirksėti akimis ir atsiminti klientų vardus. Atrodo, kad šios savybės darė ją vertingesnė nei mano sugebėjimas vienai išvalyti visą virtuvę per pietų skubą. Bet blogiausia nebuvo darbas, o ta nematoma sienelė, kuri mane supo. Klientai giria Klaros šypseną ir mamos gaminimą, bet maniau, kad galėčiau būti virtuvės inventoriaus dalis. Aš buvau tik ta mergina, kuri užtikrindavo, kad lėkštės būtų švarios, o kavos puodeliai blizgėtų. Tačiau jie nežinojo apie tą tylų vaiką, kuris plauna indus virtuvėje. Aš stebėjau viską, mokiausi kiekvieno verslo aspekto ir kaupiausi visus įžeidimus ateičiai. Mažai kas žinojo, kad vieną dieną tos indų plovimo rankos pasirašys dokumentus, kurie pakeis viską. Mano 10 gimtadienio diena, kuri išryškino šeimos palankumą, buvo ypatinga.
Tai buvo antradienis kovo mėnesį, o restoranas buvo ypač užimtas. Nuo 6 valandos ryto dirbau, padėdama mamai ruošti daržovės pietų skubai, o mano nugaras skaudėjo nuo ilgų valandų stovėjimo ant medinės dėžės. Klara, kuri buvo tik 7 metų ir, kaip sakoma, per jauna tikram darbui, rytą praleido piešdama paveikslėlius prie stalo, kol aš ploviau bulvių žieves nuo pramoninių puodų. Apie vidurdienį į restoraną atėjo ponia Peterson. Ji buvo banko prezidento žmona ir viena iš mūsų svarbiausių klientų. Mama kaip mat šoko į veiksmą, išlygindama savo prijuostę ir užsidėdama ryškiausią šypseną. Klara, brangioji, ji sušuko, visiškai ignoruodama mane, kai aš stengiausi pakelti sunkų puodą. Klara, tarsi šokdama, pribėgo prie moters, vis šypsodama ir linkėdama. Ponia Peterson džiaugėsi, komentuodama Klaros gražią suknelę ir tai, kaip ji mandagi. Tada ji padarė ką nors, kas man sukrėtė skrandį. Ištraukusi $20 banknotą, ji įteikė jį mano sesei. Tai už tai, kad esi tokia nuostabi jauna dama, sakė ponia Peterson, paglostydama Klaros galvą. $20. Tai buvo daugiau pinigų, nei kada nors buvau mačiusi vienu metu. O Klara juos gavo tiesiog už tai, kad egzistuoja ir atrodo mielai. Tuo tarpu aš dirbau 6 valandas iš eilės ir net nesulaukiau jokio padėkos žodžio. Tačiau tai, kas įvyko vėliau, atvėrė man akis. Mama, pastebėjusi mane stovinčią ten, padengtą miltais ir riebalais, stebėjančią visą situaciją, greitai pasistengė užstoti ponios Peterson vaizdą nuo manęs. Laura buvo užsiėmusi virtuvės darbais, o jo šypsena buvo šiek tiek įtempta, kai ji subtankiai stumtelėjo mane atgal prie indaplovės. Mes stengiamės, kad darbo ir valgymo zonos būtų atskirtos dėl higienos, pasakė ji, lyg aš būtume kokia nors užkrečiama liga, galinčia sugadinti nepriekaištingą valgymo patirtį. Tuo metu man buvo 10 metų ir aš supratau, kad mano pačios mama gėdijasi manęs. Ponia Peterson patvirtino linktelėdama, lyg mama ką tik būtų parodžiusi puikų verslo valdymą. 2 moterys toliau kalbėjosi, o aš, jausdamasi vis mažesnė, grįžau prie begalinio indų kalno. Ta naktį, kai pagaliau uždarėme ir išvalėme viską, surinkau drąsą paklausti mamos, kodėl Klara gali susitikti su svarbiais klientais, o aš ne. Mama, skaičiuodama dienos pajamas, ne itin kreipė dėmesį. Klara moka bendrauti su žmonėmis. Ji natūraliai žavi, bet aš dirbu sunkiau nei ji. Išrėkiau iškart gailėdama šių žodžių. Mamos galva staiga pakilo, akyse žibėjo dirglumas. Darbas nėra tik indų plovimas. Laura, klientų aptarnavimas yra meno forma. Kai kuriems žmonėms tai duota iš prigimties, o kitiems ne, toji užuomina pakibo ore tarsi virtuvės grotelių dūmai. Klara buvo tokia, o aš ne. Tačiau mama šiek tiek sušvelnino toną. Tu iš tiesų labai gerai dirbi užkulisiuose. Kiekvienam restoranui reikia patikimo žmogaus virtuvėje, patikimas. Vėl tas žodis. Tapau aišku, kad patikimas reiškia nematomą, bet naudinga. Nuo tos dienos aš nustojau tikėtis, kad būsiu įtraukta į viešasias veiklas. Susikūriau savo mažą pasaulį virtuvėje, mokydamasi visų operacijų aspektų, įsimindama tiekėjų telefonų numerius ir sužinodama, kurie platintojai siūlo geriausias kainas. Kol Klara mokėsi žavėti klientus, aš mokiausi valdyti verslą. Nors niekas nesirūpino ar pastebėjo, šis modelis tęsiasi metų metus. Klara tapo gražesnė, žavesnė ir mylimiausia tiek klientų, tiek mamos. Aš tapau stipresnė, kompetentingesnė, tačiau nematoma. Kai man sukako 13 metų, galėjau viename asmenyje valdyti visą virtuvės operaciją, tačiau vis tiek buvau pristatoma kaip mūsų indų plovėja, bet kas drįso klausyti. Vienintelis žmogus, kuris atrodė matantis mano vertę, buvo senelis. Nors oficialiai jis buvo išėjęs į pensiją ir perdavęs restorano mamai, jis vis dar dažnai užsukdavo popietėmis padėti su vakarienės paruošimu. Jis rasdavo mane virtuvėje, dažniausiai iki alkūnių įsivėlusi į kokį nors nepadėkojamą užsiėmimą ir tyliai įkišdavo man saldainį ar pasakodavo istorijas apie ankstyvuosius restoranų laikus.
Žinai, Laura, vieną ypač sunkią dieną, kai mama buvo ypač griežta dėl mano nuotaikos, jis pasakė, ši vieta reikia žmogaus, kuris supranta sunkaus darbo vertę. Gražų šypsenai neprižiūri verslo. Šie žodžiai man, 13 metų mergaitei, kuri jautėsi nematoma savo šeimoje, reiškia viską. Net ir senelis negalėjo pakeisti esminės dinamikos. Mamos akyse Klara buvo žvaigždė, o aš tik antraplanis veikėjas. Niekas iš jų nesuprato, kad visos tos valandos praleistos užkulisiuose, kad ir kaip buvo nuvertinamos, mokė mane pamokų, kurių jie niekada nesupras. Aš sugerdavau viską apie verslą, pažindavau jo silpnybės ir lėtai formavau planus, kuriems įgyvendinti prireiks metų. Pirmą kartą pajutau, kad kažkas turi pasikeisti, kai man sukako 16 ir aš paprašiau to, kas turėjo būti savaime suprantama kiekvienam dirbančiam paaugliui. Įsivaizduokite, 16-metė dirbanti šeimos restorane daugiau nei 10 metų. Galiausiai sukaupiau drąsą paprašyti to, ką kiti paaugliai Amerikoje gauna už mėsainio apverčimą McDonald's. Tikros algos. Savaitėmis repetavau tą pokalbį galvoje. Turėjau visus savo argumentus paruoštus. Dirbau daugiau valandų nei kai kurie pusės etato darbuotojai. Žinojau verslą kaip savo 5 pirštus. Ir pagal įstatymus buvau pakankamai didelė, kad galėčiau uždirbti minimalią algą. Atrodė, kad tai yra protinga, logiška, teisinga. Turėjau žinoti geriau. Buvo lieta antradienio popietė, kai radau mamą dirbančią biure, esančiame už virtuvės. Klara buvo mokykloje, nes skirtingai nei aš, ji galėjo lankyti pamokas, o ne praleisti popietę valydama riebalų surinkimo konteinerius. Mama, pradėjau stengdamasi išlaikyti balsą ramų. Noriu su tavimi pasikalbėti apie vieną dalyką. Ji nepakėlė akių nuo sąskaitų, kurias vertino. Jei tai dėl papildomų valandų socialiniams užsiėmimams, atsakymas neįgiamas. Mes negalime sau leisti samdyti papildomos pagalbos. Iš tiesų, tai priešingai. Tikėjausi, kad galėtume pasikalbėti apie tai, kad man būtų mokama už darbą, kurį čia atlieku. Šis teiginys prikaustė jos dėmesį. Mamos galva pakilo taip greitai, kad pagalvojau, jog ji gali pasitempti kaklą. Veido išraiška buvo tarp šoko ir juoko. Mokama, ji ištarė tą žodį, tarsi būčiau paprašius jos nupirkti Ferrari. Taip. Dirbu čia jau 11 metų ir manau, kad yra visiškai protinga tikėtis kažkokios kompensacijos. Dabar man 16 ir pagal įstatymus. Mama šaipiausi, kad tai šeimos verslas. Šeima neima pinigų iš šeimos už pagalbą. Bet Klara gauna kišenpinigius už tai, kad nieko neveikia. Klara mokosi visą dieną ir puikiai laikosi mokykloje. Ji padeda čia, kai gali, bet jos išsilavinimas yra pirmoje vietoje, mamos balsas tapo aštresnis, priešingai nei kažkas, kas mano, jog pasaulis jai skolingas už įprastus namų ruošos darbus. Namų ruošos darbai? 11 metų profesionalaus darbo virtuvėje. Ir ji tai vadina namų ruošos darbais. Mama, aš neprašau labdaros. Aš prašau sąžiningo atlygio už sąžiningą darbą. Dirbu čia 40 valandų per savaitę, kartais dar daugiau. Jei pasamdyti kitą žmogų, kad atliktų tai, ką darau aš, jums tektų už tai sumokėti. Jei pasamdysiu kitą žmogų, mama atsistojo iš savo kėdės, jie neturėtų nuotaikų problemų ir suprastų, kad ši šeima tau davė viską, ką turi. Virš mano galvos buvo stogas, ant stalo maistas, o ant kūno drabužiai, tai buvo mano atlygis. Ši mintis nejučia sukėlė manyje pokytį, lyg staiga į savo vietą susidėliojo galvosūkio dalys. Pirmą kartą aš aiškiai pamačiau situaciją. Tai nebuvo apie tai, kad aš nesu vertas atlygio. Tai buvo apie tai, kad mama norėjo, jog aš dirbčiau nemokamai. Restoranas nesugebėjo uždirbti tiek, kad galėtų man sumokėti, kiek aš vertas. Tad ji įtikino save, jog turėčiau būti dėkinga už privilegiją dirbti be atlygio. Žinai ką, mama? Tu teisus. Jei pasamdyti kitą žmogų, jis nejaustų problemų su nuotaika. Po savaitės, kai būtų taip elgiamasi, jis tikrai išeitų. Mamos veidas paraudonavo.
Kaip drįsti man taip kalbėti po visko, ką ši šeima padarė dėl tavęs? O ką tiksliai ši šeima man padarė? Suteikė vaikystę praleistą dirbant nemokamai, kol mano sesuo galėjo būti normalus vaikas. Priverčia jaustis, kad nesu pakankamai gera bendrauti su mokančiais klientais. Įtikino, kad prašyti elementaraus pagarbos yra turėti problemų su nuotaika. Žodžiai plūdo kaip upė. 11 metų nuoskaudų ir frustracijos pagaliau surado savo balsą. Tu esi nedėkinga ir savanaudė, mama pasakė, jos balsas buvo šaltas ir kontroliuojamas. Ir jei manai, kad gali geriau dirbti kitur, prašom, bandyk. Bet nesitikėk, kad ši šeima rems tavo išsilavinimą, jei nesugebėsi paremti šios šeimos. Ten buvo grasinimas, kurio aš laukiau. Dirbk nemokamai arba pamiršk apie galimybę eiti į koledžą. Dauguma paauglių merginų šiuo momentu būtų atsitraukusios. Dauguma būtų atsiprašiusios ir grįžusios plauti indų, nuleidusios galvas ir užsidariusios burnas. Bet aš nebuvau kaip kitos paauglės. Aš buvau ta, kuri nuo 5 metų dirbo komercinėje virtuvėje, kuri žinojo kiekvieno tiekėjo telefono numerį atmintinai ir kuri ką tik suprato, kad mano mamos galia man priklauso tik nuo mano sutikimo tai priimti. Žinai ką, mama? Manau, kad bandysiu kažkur kitur. Jos veidas prarado spalvą. Aiškiai nesitikėjo, kad aš išdrįsiu tai pasakyti. Laura, nebūk kvaila. Kur tu dirbsi? Tu neturi jokios patirties už šio restorano ribų, aš beveik nusijuokiau iš ironijos. Jokios patirties. Turiu daugiau restorano patirties nei dauguma suaugusiųjų. Man tereikėjo rasti ką nors, kas būtų pasiruošęs už tai man sumokėti. Matysime, pasakiau, atsekdama prijuostę, tikėdamasi, kad tai bus paskutinį kartą. Mama stebėjo, kaip žengiu link durų ir aš mačiau, kaip ji kovoja tarp pasididžiavimo ir panikos. Jai reikėjo manęs daugiau, nei ji kada nors pripažins. Bet ji taip pat negalėjo savęs priversti elgtis su manimi su elementaria pagarba. Gerai, ji šūktelėjo, kai pasiekiau durų rankeną. Bet nesugrįžk, kai suprasi, kaip gerai buvo čia. Aš sustojau su ranka ant durų, žiūrėdama atgal į moterį, kuri 16 metų įtikino mane, kad esu laiminga, būdama išnaudojama savo šeimos. Mama, tyliai pasakiau. Aš niekada nesijaučiau gerai čia. Tai buvo akimirka, kai uždariau duris ir pajutau, kad tai laikotarpio pabaiga. Man pirmą kartą gyvenime teko palikti viską, kas man buvo pažįstama, ir vienintelis dalykas, kuris mane palaikė, buvo mano ryžtas. Nesupratau, kad netoliese už 3 gatvių laukia geriausias mano gyvenimo sprendimas, pagalbos ieškanti reklama, galinti pakeisti viską. Po 3 dienų, praleistų nuo to momento, kai išėjau iš nanos virtuvės, stovėjau priešais Tony's Bistro, mažą šeimos restoraną netoli vietinio bendruomenės koledžo. Ieškome pagalbos ženklas lange atrodė kaip gelbėjimosi ratas ir aš buvau pakankamai nusiminusi, kad jį paimčiau. Restorano savininkė ponė Santos buvo griežta moteris 50-metė, kuri, kai paklausiau apie padavėjos poziciją, pažvelgė į mane iš viršaus į ją pačią. Ar turi patirties? Paklausė ji, valydama stiklinės už baro. 11 metų atsakiau, nors didžiąją dalį to laiko praleidau plaudama indus. Tu ką, 16? 17, 16. Bet aš dirbu restoranuose nuo 5 metų. Tai prikaustė jos dėmesį. Vaikų darbas, ar ne? Tavo tėvai sutinka, kad dirbtum čia, aš truputį susigūžiau. Tėvai ir aš turėjome nesutarimų dėl atlyginimo, todėl nusprendžiau ieškoti darbo kitur. Ponė Santos nusišypsojo. Jos juokas skambėjo kaip turtingas garsas užpildantis tuščią restoraną. Nesutarimas dėl atlyginimo 16 metų? Vaikeli, man jau patinki. Pasakysiu taip, šiandien tau duosiu bandomąją pamainą. Mes trumpai trūkstame darbuotojų vakarienės piko metu, o jei sugebėsi, darbas bus tavo. Jei galėjau su tuo susitvarkyti? Nuo mažens buvau susipažinusi su restoranų šurmuliu. Pirmoji mano pamaina buvo atskleidimas.
Pirmą kartą gyvenime tiesiogiai bendraudama su klientais, priimdama užsakymus, teikdama rekomendacijas ir iš tiesų gaudama pagyrimus už savo žinias apie maistą ir aptarnavimą. Kai naktis baigėsi, ponė Santos man įteikė $67 arbatpinigių, daugiau pinigų, nei kada nors turėjau vienu metu. Tu tikra talentė, pasakė ji, skaičiuodama mano dalį. Dauguma naujų padavėjų užtrunka savaitės, kad įvaldytų stalų rotaciją, o tu susitvarkai su 6 stalais taip, lyg tai darytum jau metus. Nes aš tai darydavau tik ne iš fronto pusės. Visos tos valandos praleistos stebint Klarą bendraujant su klientais, išmokė mane, kas yra geras aptarnavimas. Ponė Santos pasiūlė man pradėti dirbti 20 valandų per savaitę, kas puikiai tiko mano mokyklos grafikui. Pirmą kartą gyvenime turėjau tikrą darbą su tikru atlyginimu ir tai atrodė kaip laisvė. Po 2 dienų sulaukiau skambučio iš mamos. Laura, šitas reikalas jau peržengė ribas, pasakė ji, net nesiūlydama pasveikinti. Pone Peterson paklausė, kur tu buvai vakar, ir man teko sugalvoti istoriją apie tai, kad esi serganti. Tu turi grįžti į darbą, aš dirbu, mama, Tonis Bestro, tyla kitoje linijos pusėje buvo galinga. Galiausiai ji vėl prabilo, o jos balsas buvo šaltas kaip ledas. Supratau. Laura žengė į savo gyvenimo etapą, kai viskas atrodė neaišku, ir finansai, ir šeimos santykiai. Ji jautėsi tarsi pasukusi į akligatvį, kai mama vėl iškėlė tą pačią grėsmę. Mes nepadėsime tam, kas paliko šeimą, tačiau šįkart ji jautėsi kitaip. Turėjo pasirinkimų. Aš išsiaiškinsiu, kaip susimokėti už koledžą, tvirtai tarė ji. Laura, būk protinga. Tu mokaisi gerai, bet koledžas brangus. Tavo tėvas ir aš planavome padėti už mokslą, bet jei tu nebesi mūsų šeimos dalis. Aš niekada nepasitraukiau iš šios šeimos, mama. Tu tiesiog niekada neįvertinai mano indėlio pakankamai, kad už jį sumokėtum. Mes suteikėme tau būstą ir maistą, atsakė mama. Taip, bet ir Klarė suteikėte tą patį, plus kišenpinigius, plus galimybę būti traktuojamai kaip žmogui, o ne kaip virtuvės prietaisui. Pokyčio akimirką mama tiesiog uždarė telefoną. Tačiau Laura, stebėdama, kai pokalbis baigėsi, pajuto neįprastą palengvėjimą. Ilgą laiką ji bijojo prarasti finansinę paramą koledžui, bet dabar suvokė, kad ta parama buvo su grandinėmis. Jei mokslas reiškia, kad ji gali atsikratyti tų grandinių, tai buvo kaina, kurią verta sumokėti. Per ateinančias kelias savaitės ji pasinėrė į darbą Tony restorane su entuziazmu, kuris net ją pačią nustebino. Ponė Santos, pastebėjusi jos atsidavimą, pradėjo mokyti ją apie restorano valdymą, tiekėjų santykius ir klientų išlaikymo strategijas. Visi verslo įgūdžiai, kurių ji niekada nesimokė, dirbdama virtuvėje pas Noną. Tu turi gerą intuiciją, vieną vakarą uždarydamas, pasakė ji. Ar kada nors galvojai apie verslo ar viešbučių vadybos studijas? Laura niekada to nebuvo svarsčiusi, bet staiga idėja pasirodė tobula. Ji praleido visą vaikystę restorano industrijoje, niekada nepagalvojusi, kad gali iš to susikurti karjerą. Planuoju pateikti paraišką bendruomenės koledžui kitam rudeniui, pasakė ji. Galbūt galėčiau pasidomėti jų verslo programa. Ponė Santos šyptelėjo. Pranešk man, jei reikės rekomendacijos. Kas gali susitvarkyti su mūsų vakarienės srautu pirmąją naktį, turi vadybinių potencialų. Vadybinis potencialas, šie žodžiai skambėjo jos galvoje dienų dienas. Visą gyvenimą jai buvo sakoma, kad ji gerai dirba užkulisiuose, patikima, bet netinkama vadovauti. Pirmą kartą kas nors siūlė, kad ji galėtų būti daugiau nei tiesiog rankos atliekančios nematomą darbą. Paskutinis pokalbis su mama apie koledžą įvyko gegužės mėnesį prieš pat baigimą. Laura, duodu tau paskutinę galimybę grįžti namo ir tai išspręsti, pasakė ji, kai paskambino. Tavo tėvas ir aš diskutuojame ir esame pasiruošę sumokėti už tavo pirmąjį semestrą, jei grįši ir padėsi mums per vasarą. O kas dėl atlyginimo? Paklausė Laura. Būstas, maistas ir koledžo mokestis. Tai daugiau nei dosnu. Mama, aš uždirbu daugiau per 3 pamainas Tony, nei jūs siūlote man dirbti 40 valandų Nona,
atsakė ji. Be to, ponė Santos su manimi elgėsi su pagarba. Pagarba nesumoka už vadovėlius, Laura. Iš tikrųjų, ji sumoka. Pagarba reiškia teisingus atlyginimus, o tai reiškia, kad galiu sau leisti savo vadovėlius. Tyla pasipildė ilgai, kol abi pusės apmąstė šiuos žodžius. Pagaliau mama vėl prabilo, o jos balsas skambėjo pavargusiai, o ne pykčio kupinai. Na, gerai, pasirinkai. Nesitikėk, kad mes padėsime, kai suprasi, kad neįstengsi sumokėti už koledžą dirbdama padavėja, tačiau gyvenimas, kai buvai nuolat nuvertinamas, išmokė mane rasti būdų, kaip pasiekti sėkmę, apie kuriuos niekas kitas net nesusimąstydavo. Mama buvo įsitikinusi, kad be šeimos paramos man nepavyks, tačiau aš jau planavau, kaip viską padaryti. Bendruomenės koledžas buvo prieinamas, ypač su stipendijomis, kurioms buvau užsiregistravęs. Ponė Santos pasiūlė prisitaikyti prie mano užsiėmimų grafiko ir užsiminė apie galimybę paskirti mane budinčiuoju vadovu, kai sukaks 18. Svarbiausia, kad pirmą kartą gyvenime jaučiausi jaunas ir kupinas vilties, o ne užspaustas aplinkybių. Geriausiai tai suprato ne mama, o senelis. Ta rugsėjo antradienio vakarą, praėjus 2 savaitėms po mano pirmo semestro koledže pradžios, pasigirdo beldimas į mano buto duris. Sėdėjau prie menko virtuvės staliuko, apsuptas vadovėlių ir finansinės pagalbos dokumentų, bandydamas išsiaiškinti, kaip už $18 pragyventi iki kitos algos. Atidaręs duris, pamačiau senelį, laikantį maišą su maisto produktais ir švelnų šypseną, kuri buvo mano atrama daugybę sunkių dienų restorane. Tikiuosi, nenusivylei dėl netikėto vizito, tarė jis, pakeldamas maisto maišą. Nesu mačius jo nuo to laiko, kai palikau noną virtuvę prieš 5 mėnesius. Mama buvo aiškiai pasakiusi, kad esu nepageidaujamas šeimos susibūrimuose, o aš buvau per daug išdidus, kad pasiekčiau jį, bijodamas, kad jis palaikys ją. Seneli, pradėjau, bet jis pakėlė ranką. Prieš ką nors sakydamas, leisk man pasakyti. Aš didžiuojuosi tavimi, šie 4 žodžiai smogė man kaip fizinis smūgis. Niekas niekada nebuvo pasakęs, kad jais didžiuojasi. Jis žengė į mano mažą butą, apžiūrėdamas antrinės rinkos baldus ir visur išbarstytus vadovėlius. Ši vieta tau tinka. Maža, bet funkcionali. Viskas, ko reikia ir nieko, ko nereikia, kalbėjo jis, ruošdamas vakarienę. Buvo surrealistiška stebėti, kaip jis dirba mano kuklioje virtuvėje po metų praleistų stebint jį restorane. Jis papasakojo, kas vyko nono namuose, kai aš išvykau. Tavo mama pasamdė 2,5 etato indų plovėjus, kad pakeistų tave, sakė jis, maišydama savo garsų į marinarą padažą. Jie abu kartu atlieka maždaug pusę tavo atlikto darbo ir tai jai kainuoja daugiau, nei ji planavo, džiaugsmingai pajutau menką pasitenkinimą. Kaip Klara tvarkosi su papildomomis pareigomis, paklausiau. Senelis nusijuokė. Klara puikiai dirba priekyje, tačiau nesidomi virtuvės veikla. Dabar tavo mama pati atlieka didžiąją dalį paruošiamųjų darbų, gerai pasakiau, bet tuojau pat pajutau kaltę dėl tokio kerštingo atsakymo. Nepasigailėk dėl to, kad esi žmogus, tarė senelis, puikiai perskaitęs mano veidą. Tavo mama padarė savo pasirinkimą, kai nusprendė, kad tavo darbas nėra vertas pinigų. Dabar ji mokosi to sprendimo kainos. Vakarienės metu mes kalbėjome apie mano pamokas, darbą Tonio restorane ir mano planus perkelti į 4 metų universitetą, kai baigsiu savo asociacijos laipsnį. Senelis klausėsi su tokiu nuoširdžiu susidomėjimu, kokio niekada nesu sulaukusi iš mamos ar Klaros. Kai papasakojau jam apie savo studijų kryptį, verslo valdymą su viešbučių sektoriaus akcentu, jis šyptelėjo. Tai puiku tau. Tu supranti šią industriją nuo pat pagrindų. Ponios Santos nuomonė, aš galėčiau kada nors turėti savo vietelę, sakiau, vis dar sunkiai tuo tikėdama. Ponios Santos yra protinga moteris. Tu turi darbo etiką, žinias ir ryžtą. Vienintelis dalykas, ko tau trūko, buvo tas, kuris pripažintų tavo potencialą. Kai senelis ruošėsi išeiti, jis sustojo prie durų ir iš savo striukės kišenės ištraukė vokę. Tai iš manęs, ne iš tavo tėvų, pasakė jis, įdėdamas man jį į rankas.
Žinau, kad esi per daug išdidus, kad priimtum labdarą, tad laikyk tai verslo investicija. Aš investuoju į tavo ateitį. Voke buvo $300, daugiau pinigų, nei kada nors buvau mačiusi vienu metu. Ten buvo ir raštelis jo tvarkingais rašmenimis, skirtas knygoms, maisto produktams ir tikėjimui savimi. Tavo močiutė būtų tokia didžiuodamasi moterimi, kuria tampi. Aš pradėjau verkti tiesiai duryse. Visi pastarųjų 5 mėnesių stresas ir vienatvė galiausiai mane pasivijo. Senelis apkabino mane tvirtai. Ir akimirką aš vėl pajutau, kaip ta maža mergaitė, stovinti ant medinės dėžės. Šį kartą kažkas mane kėlė, o ne laikė žemyn. Tavo mama tave myli, tyliai pasakė jis. Bet ji bijo. Bijosi prarasti restoraną. Bijosi, kad nesu pakankamai gera. Bijosi daugelio dalykų. Baimė kartais priverčia žmones daryti žiaurius dalykus. Tai neatleidžia jos elgesio su manimi. Ne, tai neatleidžia. Bet supratimas galbūt padės tau atleisti jai, kai būsi tam pasiruošusi. Nuo to laiko senelis pradėjo lankytis pas mane kartą per savaitę. Jis atneždavo maisto produktų ar padėdavo su ypač sunkiais namų darbais ir visada išeidavo su naujienomis apie mano pažangą, kurias žinojau, kad jis dalijasi su visa šeima, nesvarbu, ar jie to norėjo, ar ne. Laura pateko į dekano sąrašą, girdėjau, kaip jis sakė mamai telefonu vieną vakarą, kai maniau, kad esu vonioje. Ji taip pat svarstoma dėl paaukštinimo Tonio restorane. Paaukštinimas atėjo gruodį, tapau pamainos supervizorė savaitgaliai su atlyginimu, kuris padidėjo iki $12 per valandą. Ponios Santos taip pat pradėjo man suteikti daugiau atsakomybių, tokių kaip kitų padavėjų grafiko sudarymas ir sudėtingų klientų aptarnavimas. Tu esi vadovavimo medžiaga, sakė ji man per mano vertinimą. Aš šioje srityje dirbu 30 metų ir galiu atpažinti lyderystės potencialą, kai jį matau. Šie žodžiai ištarti žmogaus, kuris savo rankomis sukūrė sėkmingą restoraną, man reiškia viską. Vieno iš senelio savaitinių vizitų metu jis paminėjo, kad mama apie mane domėjosi. Ji nori sužinoti, kaip tau sekasi, pasakė jis atsargiai, stebėdamas mano reakciją. Ji galėtų paskambinti ir paklausti pati. Pridė yra galingas dalykas, Laura. Kartais pripažinti, kad klydai, būna sunkiau nei tiesiog toliau laikyti savo klaidų. Aš puikiai supratau, ką reiškia pasididžiavimas. Jau keletą mėnesių gyvenau juo, atsisakydama prašyti pagalbos, net kai mano vakarienė susidėjo tik iš ramen makaronų ir vilties. Tačiau tas pasididžiavimas taip pat skatino mane įrodyti visiems, kad esu verta savo potencialo. Gal kada nors sakydavau, bet abi žinojome, kad dar nesu tam pasiruošusi. To nežinojau, kad tas kada nors ateis greičiau nei tikėjausi ir pokyčius atnešiančių būdų. Kambario tylą sudraskė telefonas, skambinantis ketvirtadienio rytą kovo mėnesį. 6:47 ryto, kai giliai miegojau po ilgos darbo ir mokymosi dienos, telefonas mane pažadino. Ant ekrano mirgėjo senelio numeris, bet balsas, kuris pasigirdo iš kitos pusės, buvo mamos, drebantis ir skausmingas. Laura, jį ištarė ir išgirdau ašaras už šių žodžių. Tu turi atvykti į ligoninę, senelis, jis patyrė širdies smūgį. Mano pasaulis apsivertė. Per 5 minutes buvau apsirengusi ir sėdėjau už vairo, vairuodama tuščiomis rytinėmis gatvėmis, rankos drebėjo ant vairo. Ligoninėje tvyrojo dezinfekcijos ir baimės kvapas. Radau mamą ir Klarą širdies skyriuje, laukimo kambaryje, abi atrodė mažesnės ir trapios nei bet kada. Mama pakėlė akis, kai įėjau, ir akimirksniu visa mūsų tarpusavio skausmo ir pykčio našta virto bendru liūdesiu. Kaip jis, paklausiau, prisėdusi priešais jas. Stabilus, bet situacija rimta, atsakė mama. Gydytoja sakė, kad artimiausios 48 valandos bus kritinės. Mes sėdėjome toje sterilioje laukimo salėje 3 dienas, paeiliui miegodamos nepatogiose kėdėse ir gerdamos siaubingą kavą iš automato. Pirmą kartą beveik per metus buvome tiesiog šeima, susidurianti su kažkuo didesniu nei mūsų nesantaika. Senelis išgyveno, bet širdies smūgis buvo didžiulis.
Gydytojas paaiškino, kad jam reikės išsamaus reabilitacijos proceso ir jis niekada nebebus toks kaip anksčiau. 83 metų vyras, kuris iš nieko pastatė močiutės virtuvę, pagaliau buvo priverstas sulėtinti tempą. Atsiprašau, mama pasakė man 3 dieną, kai sėdėjome ligoninės valgykloje, kol Klara lankė senelį. Atsiprašau, kaip su tavimi elgiausi ir atsiprašau, kad man prireikė beveik prarasti tėtį, kad tai pasakyčiau. Tai nebuvo visiškas atsiprašymas. Nebuvo pripažinimo dėl nesąžiningo elgesio ar finansinio manipuliavimo, bet tai buvo daugiau nei kada nors tikėjausi išgirsti. Atsiprašau ir aš pasakiau. Nes buvau. Man buvo gaila, kad mūsų šeima buvo tokia sudužusi, kad tik medicininė ekstremali situacija mus suvedė į tą pačią patalpą. Per artimiausias savaitės, kai senelis atsigavo, realybė tapo aiški. Jis nebegalės padėti restorane, o mama stengiasi viską tvarkyti viena. 2 darbuotojos dirbusios pusę etato po ypač užimtos penktadienio nakties atsisakė dirbti, o Klara buvo priblokšta, bandydama pati pasirūpinti viskuo. Mums gali tekti parduoti restoraną, mama man pasakė per vieną iš mano vizitų pas senelį. Negalėjau to padaryti vienas ir neturėjome pinigų, kad pasamdytume pakankamai pagalbos, kuri pakeistų tą, kurią tėtis kadaise teikė. Šie žodžiai mane užgavo, sukeldami sudėtingą emocijų kokteilį. Viena dalis manęs buvo liūdna. Nepaisant visko, Nunos virtuvė išliko ta vieta, kurioje užaugau. Tačiau kita dalis, ta, kurią nesididžiavau, jautėsi patenkinta. Tai buvo pasekmė, kai atstumi žmogų, kuris viską laikė kartu. Šio pokalbio metu senelis gulėjo ligoninėje ir jo balsas, skambantis iš lovos, buvo kupinas išminties. Gal atėjo laikas, tarė jis tyliai. Esu per senas kovoti, o verslas niekada nebuvo toks, koks buvo, kai tavo mama perėmė jo valdymą, jo žodžiai pakibo ore kaip dūmai. Mama išgirdusi tai susiraukė ir supratau, kad ji jau daug metų nešioja nesėkmės naštą, matydama, kaip restoranas pamažu nyksta, palyginti su senelio šlovės metais. Tai ne tavo kaltė, mama, pasakiau ir tikrai tai turėjau omenyje. Tu niekada nenorėjai valdyti restorano. Tai darėte tik todėl, kad reikėjo, ji linktelėjo, nusivalydama akis servetėlę iš šalia lovos esančio stalo. Man buvo 19 ir aš buvau nėščia, neturėjau jokių kitų galimybių. 19 metų stebėjau, kaip kiti žmonės gyvena savo pasirinktas gyvenimas, kol aš tarnavau makaronų svetimiesiems, kurie nepamena mano vardo. Tai buvo nuoširdžiausias dalykas, kurį ji man kada nors pasakė. Tada parduokime, pasakiau. Pasiimk pinigus ir daryk tai, ką iš tikrųjų nori daryti. Ką? Man 38 metai, neturiu universiteto diplomo ir jokių įgūdžių už restoranų pramonės ribų. Galėtum eiti į mokyklą. Galėtum keliauti. Galėtum sužinoti, kas tave džiugina, o ne tai, kas padengia sąskaitas. Pirmą kartą pamačiau vilties kibirkštį mamos akyse. Pokalbis apie Nunos virtuvės pardavimą tęsėsi kelias savaites. Mama susisiekė su verslo brokeriu ir pradėjo restoraną vertinti. Pirmieji įvertinimai rodo, kad po skolų padengimo ji galėtų gauti pakankamai pinigų, kad pradėtų naują gyvenimą. Tačiau niekas iš mūsų nežinojo, kad ir aš ruošiausi savo planams. 3 dienas po to, kai senelis buvo išleistas iš ligoninės, sulaukiau skambučio iš žmogaus, kurio niekada nesitikėjau išgirsti. Tai buvo šeimos advokatas, kuris jau daug metų rūpinosi senelio testamentu ir turto planavimu. Pone Rodriguez, jis pradėjo, man reikia suplanuoti susitikimą su jumis dėl jūsų senelio turto. Yra keli klausimai, kuriuos turime aptarti. Ar senelis gerai? Ar tai dėl medicininių sąskaitų? Paklausiau nerimaudama. Jūsų senelis gerai. Tai susiję su pasitikėjimu, kuris buvo sukurtas jūsų vardu prieš keletą metų. Dabar, kai baigėte vidurinę mokyklą ir esate gerokai pažengusi į kolegijos studijas, tam tikros nuostatos buvo aktyvuotos. Pasitikėjimas mano vardu. Neturėjau jokios idėjos, apie ką jis kalba, tačiau rimtas jo tonas leido suprasti, kad tai buvo kažkas svarbaus. Susitikimas buvo suplanuotas kitą trečiadienį ir aš praleidau dienas iki jo, mąstydama, ką senelis galėjo man palikti.
Galbūt keletas tūkstančių skirtų mokslams arba šeimos relikvijų turinčių sentimentalią vertę. Tačiau tai, ką atradau advokato kabinete, pakeitė ne tik mano gyvenimo kelią, bet ir visos mano šeimos ateitį būdais, kurių niekas iš mūsų negalėjo įsivaizduoti. Mačiau, kad mergina, kuri 11 metų plaudavo indus, greitai taps ta, kuri turi visus kozeris. Kai įžengiau į advokato kabinetą, tikėjausi galbūt nedidelio fondo mokslams ar senovinių šeimos papuošalų. Tačiau tai, ką gavau, buvo visiškai naujas mano ateities scenarijus, kurį pristatė plikagalvis vyras pilkai kostiumu, kalbantis kaip skaitantis prekių sąrašą. Pone Rodriguez, jūsų senelis, kai jums buvo 5, įsteigė švietimo fondą jūsų vardu, tarė ponas Hendersonas, stumtelėdamas storą manilą aplanką per savo raudonmedžio stalą. Pagrindinė suma kartu su palūkanomis per 14 metų sudaro maždaug $128,000. Mano žandikaulis rodos trenkėsi į grindis. $128,000. Tai buvo daugiau pinigų, nei kada nors buvau pasvajojusi turėti per visą savo gyvenimą. Yra ir daugiau, tęsė ponas Hendersonas, matyt nesuvokdamas, kad jo žodžiai apvertė mano pasaulį aukštyn kojomis. Jūsų sesuo Klara turi panašų fondą, tačiau ji prie jo prieis tik baigusi universitetą. Jūsų senelis labai aiškiai pabrėžė šią sąlygą. Klara taip pat turėjo fondą. Mano galva sukosi bandydama apdoroti šią informaciją. Senelis planavo tai daugelį metų, taupydamas pinigus, apie kuriuos ne vienas iš mūsų nežinojo. Ar mano mama žinojo apie šiuos fondus? Paklausiau, nors jaučiau, kad atsakymas buvo akivaizdus. Ne. Jūsų senelis buvo kategoriškas, kad fondai liktų konfidencialūs, kol kiekvienas gavėjas neįvykdys švietimo reikalavimų. Jis manė, kad žinojimas apie paveldėjimą gali trukdyti jūsų motyvacijai siekti aukštesnio išsilavinimo. Protingas žmogus. Jei būčiau žinojusi apie šiuos pinigus, kai man buvo 16 ir kovojau su mama dėl darbo už dyką, galbūt būčiau pasidavusi pagundai mesti mokyklą ir tiesiog laukti išmokos. Senelis pažinojo mane geriau, nei aš pažinojau save. Kokios yra pinigų naudojimo sąlygos? Paklausiau, vis dar stengdamasi suvokti realybę, kad staiga buvau turtinga pagal bet kokius normalius standartus. Pinigai yra jūsų, kad juos naudotumėte kaip norite, su viena išlyga. Jūsų senelis pridėjo laišką paaiškinantį jo viltis, kaip juos panaudoti. Ponas Hendersonas man įteikė užantspauduotą voką, ant kurio buvo užrašyta Laura senelio kruopščių rašymų. Drebančiomis rankomis atidariau voką. Mano brangiausia Laura, jeigu skaitai šį laišką, tai reiškia, kad baigei studijas ir kuri savo vertą gyvenimą. Šie pinigai atspindi kiekvieną dolerį, kurį galėjau sutaupyti iš restorano pelno bėgant metams. Jie buvo atidėti ne kaip labdara, bet kaip investicija į tavo potencialą. Aš stebėjau, kaip dirbi sunkiau nei turėtum, ypač būdama vaikas. Mačiau, kaip tavo mamos baimė virto griežtumu. Ir mačiau, kaip tai paveikė tave. Tu nusipelnei geriau. Ir šie pinigai yra mano būdas užtikrinti, kad turėtum laisvę pasirinkti savo kelią. Naudok tai apdairiai, tačiau nebijok drąsiai pasinaudoti galimybėmis. Kartais didžiausias pavojus yra nepasinaudoti jokiu. Visą savo meilę, seneli. Aš jau tikrai verkiau, sėdėdamas teisėjo kabinete. Tai nebuvo tik pinigai. Tai buvo patvirtinimas iš vienintelio žmogaus, kuris visada manimi tikėjo. Žinia atkeliavusi iš anapus, būtent tada, kai to labiausiai reikėjo. Pasitikėk savimi, maloniai tarė ponas Hendersonas, stumtelėdamas audinių dėžutę per stalą. Kol sėdėjau triniu akis ir vėl perskaičiau senelio laišką, mano galvoje pradėjo bręsti beprotiška idėja. Mama planavo parduoti restoraną. Jai reikėjo pinigų naujam gyvenimo etapui ir ji bijojo rasti pirkėją, kuris tinkamai rūpintųsi senelio palikimu. O jei pirkėjas būčiau aš. Pone Hendersone, pasakiau lėtai, kalbant hipotetiškai, ar šios sumos užtektų nusipirkti mažą restoraną, jis atsilošė kėdėje, ištyrinėdamas mane naujų žvilgsnių. Tai priklauso nuo restorano vertės, skolų ir pardavimo kainos. Tačiau mažam šeimos verslui tai tikrai įmanoma.
idėja buvo beprotiška. Man buvo 19, turėjau 3 universiteto metus už nugaros ir dirbau pusę etato Tony's Bistro. Neturėjau jokios verslo patirties, išskyrus indų plovimą ir užsakymų priėmimą. Bet aš puikiai žinojau Nono virtuvę, supratau jos veiklą ir turėjau idėjų, kurių mama niekada nenorėjo išgirsti. Jei kas nors norėtų pateikti pasiūlymą dėl restorano, bet nori išlaikyti savo tapatybę konfidencialią iki pardavimo pabaigos, kaip tai veiktų, pirmą kartą nuo mano atėjimo į jo kabinetą ponas Hendersonas nusišypsojo. Manau, kad tai jau nebe hipotetinė situacija, tegul tai nebūna, pirkimai per trustą ar LLC verslo įsigijimuose yra gana įprasti. Tai leidžia išlaikyti konfidencialumą ir gali supaprastinti sandorio procesą. Išėjau iš to kabineto, galva sukosi, o piniginėje turėjau kasos čekį už $128,000. Dar svarbiau, turėjau planą, kuris galėjo tapti protingiausiu mano sprendimu arba didžiausiu nesėkme šeimos istorijoje. Greičiausiai abiem atvejais. Žinodama savo sėkmės istoriją, pirmas dalykas, kurį padariau, buvo nuvažiuoti į Tony's ir paklausti ponios Santos, ar turi kelias minutes pasikalbėti. Jei ketinau daryti ką nors tokio beprotiško, man reikėjo patarimo iš žmogaus, kuris tikrai žino, kaip valdyti sėkmingą restoraną. Tu nori nusipirkti savo šeimos restoraną? Paklausė ji, kai paaiškinau situaciją. Ta pati restoraną, kurį palikai, nes jie nesumokėjo tau minimalios algos. Žinau, kad tai skamba beprotiškai. Tai skamba tobulai, ji pertraukė. Laura, tu geriau už ką nors kitą žinai šį verslą. Tu matei, kas neveikia. Tu supranti klientų bazę ir turi naujų idėjų, kurios dar nebuvo išbandytos. Be to, išsaugotum šeimos istorijos gabalėlį. Bet man 19 ir aš niekada nesuvaldžiusi nieko didesnio už savaitgalio vakarienės pamainą, ponios Santos juokėsi. Būdamas 21, nusipirkau šį restoraną pasitelkdamas pinigus, kuriuos sukaupiau dirbdamas 3 darbuose ir paskolą iš močiutės. Jaunystė ir drąsa kartais yra būtent tai, ko reikia verslui. Tačiau nors patvirtinimas, kad mano svajonės gali tapti realybę, buvo neįkainojamas, man dar reikėjo rasti būdą pateikti pasiūlymą, neatskleidžiant savo tapatybės. Čia pasitarnavo ponas Hendersonas. Jis įsteigė ribotos atsakomybės bendrovę, pavadintą Heritage Hospitality LLC ir suformavo pirkimo pasiūlymą, kuris atėjo per šią įmonę, o ne per mane asmeniškai. Šio plano grožis glūdėjo jo paprastume. Mama norėjo parduoti, o Heritage Hospitality siūlė pilną kainą su greitu uždarimu. Ji neturėjo jokios priežasties gilintis, kas slepiasi už LLC, ypač kai pasiūlymas buvo būtent tas, apie kurį ji svajojo. Vienintelis sudėtingas dalykas buvo išlaikyti tylą, stebint, kaip ji džiaugiasi pardavusi restoraną paslaptingam pirkėjui, kuris iš tikrųjų buvo jos pačios dukra. Po daugybės metų praleistų tyliai plovus indus, maniau, kad dar kelios savaitės strateginės tylos man bus įveikiamos. Tačiau nesitikėjau, kaip sunku bus žiūrėti į mamos palengvėjimą ir džiaugsmą, kad pakfinaliai pagaliau pabėgo nuo restorano, kuris apibrėžė mūsų šeimos gyvenimą daugelį dešimtmečių. Telefoninis skambutis atėjo po 2 dienų, kai ponas Hendersonas pateikė pasiūlymą per Heritage Hospitality LLC. Aš mokiausi buhalterijos viduriniam egzaminui, kai mama paskambino ir jos balsas skambėjo taip energingai, kaip niekada anksčiau, pasakojo Laura. Laura, įvyko nuostabiausias dalykas, ji sakė, tiesiog neturėdama žado iš džiaugsmo. Gavome pasiūlymą dėl restorano. Pilna kaina, be jokių sąlygų ir jie nori uždaryti per 3 savaites, stengiausi skambėti tinkamai nustebusi. Tai nuostabu, mama. Kas perka, kai kuri investicijų bendrovė pavadinta Heritage Hospitality, advokatas sako, kad jie specializuojasi šeimos restoranų išsaugojime. Ar tai ne puiku? Buvo taip neramu, kad parduosiu kam nors, kas apvers viską aukštyn kojom ir pavers restoraną tinklu. Ironija buvo beveik per didelė. Aš pasirinkau pavadinimą Heritage Hospitality, kad atitiktų būtent tuos rūpesčius, o mama visiškai pasidavė tam. Kartais visą gyvenimą būdamas neįvertintas išmokai strategijos meno. Tai tikrai skamba puikiai, sutikau. Kaip jautiesi dėl to,
atvirai tariant, palengvėjusi. Galbūt tai skamba baisiai, bet aš jau 17 metų nešu to restorano naštą. Mintis, kad nereikės jaudintis dėl atlyginimų, maisto kaštų ir sugedusios įrangos, yra kaip galimybė vėl atsikvėpti. Pirmą kartą girdėjau tikrą džiaugsmą mamos balse, kai ji kalbėjo apie restoraną. Ne tą stresą ir nusivylimą, kurie apibrėžia mano vaikystę, o tikrą džiaugsmą dėl galimybės išsilaisvinti. Ką darysi su pinigais? Paklausiau. Apie tai daug galvojau. Galbūt grįšiu į mokslus, užbaigsiu studijas, kurias pradėjau, kol pastojau su tavimi. Galbūt keliausiu. Nieko panašių į tai niekada nesu patyręs, niekada nebuvau palikęs Teksaso. Ar galite tuo patikėti? Man 36 metai, o aš dar niekada nemačiau vandenyno. Jos balsas skambėjo taip nostalgiškai, kad mane privertė suprasti kažką svarbaus. Mama nebuvo tiesiog finansiškai užstrigusi restorane, ji buvo užstrigusi emociniu lygiu. Kiekviena diena praleista ten primindavo apie atidėtus svajones ir pasirinkimus, kurių ji niekada negalėjo padaryti. Tai skamba nuostabiai, mama, pasakiau. Ar ne? Atsakė ji. Pirmą kartą per daugelį metų jaučiausi, lyg turėčiau galimybės, o ne vien pareigas. Po pokalbio sėdėjau savo mažame bute, jausdamasis tarsi supainiotas jausmų voratinklyje. Džiaugiausi, kad mama pagaliau galės išsivaduoti, tačiau tuo pat metu jaučiau ir didelę atsakomybę, kurią prisiėmiau. Restorano pirkimas nebuvo vien apie taško įrodymą ar keršto siekimą. Dabar aš buvau atsakingas už tai, kad išsaugotume kažką, kas buvo mūsų šeimos gyvenimo centras dešimtmečius. Patikrinimo procesas buvo stebėtinai sklandus. Heritage Hospitality buhalteris, kuris iš tikrųjų buvo ponas Hendersonas, mano mama ir partneris, peržiūrėjo finansus ir patvirtino, kad nors restoranas yra pelningas, jis veikia ant plonų maržų, kurias būtų galima pagerinti geresniu valdymu ir kai kuriomis strateginėmis permainomis. Struktūra gera, pasakė jis konferencinio skambučio metu. Vieta puikiai, įranga gerai prižiūrima, o lojalių klientų bazė tvirta. Pagrindinės problemos yra operatyvinis neefektyvumas ir rinkodaros trūkumas. Abu šiuos dalykus galima išspręsti. Pamažu ėmiau jausti džiaugsmą dėl galimybių. Apie patobulinimus Nona virtuvėje galvojau jau nuo tada, kai buvau pakankamai didelis turėti nuomonę, tačiau niekas niekada nebuvo paklausęs mano nuomonės. Dabar turėčiau laisvę įgyvendinti visas tas idėjas, kurias kaupiau per metus. Pirmas dalykas, kurį norėjau padaryti, buvo atnaujinti meniu. Mama nuo tada, kai perėmė restoraną iš senelio, tarnavo praktiškai tuos pačius patiekalus. Betoni restorane sužinojau, kad klientai vertina sezoninius pasiūlymus ir kūrybinius klasikinių patiekalų variantus. Antras prioritetas buvo pagerinti virtuvės operacijų efektyvumą. Žinojau tiksliai, kurie procesai sulėtino darbą ir kaip juos taisyti. Tačiau didžiausias pokytis, kurį norėjau padaryti, buvo tai, kaip darbuotojai buvo vertinami. Teisingi atlyginimai, aiškus lūkesčiai ir pripažinimas už gerą darbą – tai atrodė revoliuciniai konceptai Nona virtuvėje. 2 savaitės prieš uždarimą pirmą kartą po senelio širdies priepuolio pietavau su Klara. Ji dirbo papildomas valandas restorane, kol mama tvarkė pardavimo reikalus ir atrodė labai pavargusi. Negaliu patikėti, kad kas nors iš tikrųjų nori pirkti tą vietą, pasakė ji, kramsnodama sumuštinį. Man tai patinka, nes tai šeima, bet tai tiek daug darbo už tiek mažai pelno. Ką darysi, kai ji bus parduota? Paklausiau. Mama sako, kad naujieji savininkai gali norėti išlaikyti kai kuriuos esamus darbuotojus, taigi galbūt aš liksiu dirbti kurį laiką. Iš tikrųjų galvoju apie kulinarinę mokyklą. Visi šie metai praleisti virtuvėje privertė mane suprasti, kad iš tikrųjų mėgstu gaminti. Tai buvo naujiena man. Klara visada atrodė labiau besidominti priekyje esančių darbų, kai buvome vaikai. Kada tu pradėjai domėtis maisto gamyba, paklausiau. Nuo tada, kai tu išvykai. Mama reikėjo daugiau pagalbos virtuvėje, tad teko išmokti. Ir pasirodo, kad man tai sekasi gana gerai. Eksperimentuoju su naujais receptais, bet mama nesidomi nieko keisti, išgirdusi tai pajutau nedidelį kaltės jausmą.
Kol aš buvau susikoncentravusi į savo problemas, Klara tvarkėsi su mano išvykimo pasekmėmis ir atrado savo pomėgius. Kulinarinė mokykla tau būtų tobula. Pasakiau. Būtinai siek to, galbūt. Bet tai brangu, o aš neturiu jokių santaupų, vos nenusprendžiau atskleisti jai apie jos pasitikėjimo fondą, bet sustojau. Tai nebuvo mano paslaptis atskleisti, bet to Klara pirmiau turėjo baigti vidurinę mokyklą. Tu viską išsiaiškinsi, pasakiau vietoj to, tu protingesnė, nei manai. Paskutiniai pasiruošimai uždarimui buvo numatyti kitą penktadienį, 10 val. Ryto. Mama nusprendė pasidaryti gimtadienio vakarėlį šeštadienį prieš tai, sujungdama 37 į gimtadienį ir atsisveikinimo šventę su restoranus. Ji pakvietė visą šeimą ir visus nuolatinius klientus. Atrodo, kad tai yra erų pabaiga, pasakė ji, kai paskambino su kvietimu. Noriu padaryti kažką ypatingo, kad pažymėtume šią transformaciją, idealu. Kambarys pilnas šeimos ir draugų, visi švenčia mamos naujai atrastą laisvę ir atsisveikina su Nona virtuve, kaip ją visada pažinome. Tai būtų puikia proga atskleisti, kas iš tikrųjų yra Heritage Hospitality LLC. Man tereikėjo išgyventi dar 6 dienas, laikydama didžiausią paslaptį savo gyvenime. Uždarimas vyko ponio Hendersono konferencijų salėje šaltą penktadienio rytą spalio mėnesį. Mama sėdėjo priešais mane, priešais Heritage Hospitality LLC atstovą, kas buvo aš, vilkinti tamsią verslo kostiumą, kurį pasiskolinau iš ponio Santos ir stengiausi atrodyti vyresnė nei 19. Taigi tu esi paslaptingas pirkėjas, šypsodamasi pasakė mama, akivaizdžiai palengvėjusi pagaliau sutikusi asmenį, kuris perima jos gyvenimo naštą. Privalau prisipažinti, kad ir pati buvau smalsi, kas stovi už Heritage Hospitality. Profesionaliai paspaudžiau jos ranką, tikėdamasi, kad mano balsas neatskleis nieko. Mes įsipareigojame išsaugoti Nona virtuvės charakterį ir tradicijas, tuo pačiu ją pritaikydami šiuolaikiniai rinkai, tai technologiškai nebuvo melas. Aš tikrai planavau pagerbti senelio palikimą, atlikdama būtinas restorano modernizacijas. Tiesiog dar nesu pasiruošusi atskleisti, kad tai iš tikrųjų aš. Popierizmas užtruko 2 valandas. Nuosavybės perdavimas, paskolos dokumentai, įrangos inventorizacija, alkoholio licencijų perdavimai, visi nuobodus detalės, kurios oficialiai padarė mane restorano savininkę, kurioje praleidau visą vaikystę nemokamai plovusi indus. Kai ponas Hendersonas man įteikė raktus, mama iš tikrųjų tapo šiek tiek emocinga. Pasirūpink ją, pasakė ji, ir aš pajutau, kad ji tai tikrai turėjo omenyje. Ši vieta nešioja 3 kartų šeimos istoriją. Mano tėvas ten sukūrė kažką nuostabaus. Pripažinau, kad jaučiu atsakomybę, tai buvo galbūt vienintelis visiškai nuoširdus dalykas, kurį pasakiau visą rytą. Restoranas bus gerose rankose. Po to, kai mama išvyko padėti savo čekio ir pradėti naują gyvenimą, aš likau vienas tuščioje konferencijų salėje, laikydamas Nona virtuvės raktus. Prieš 24 valandas buvau universiteto studentas su trumpalaikiu darbu ir galvoje pilna svajonių. Dabar tapau verslo savininku, turinčiu darbuotojų, išlaidų ir šeimos palikimo naštą ant pečių. Protingiausia būtų buvę palaukti, kol mama atšvęs savo šventę, kad galėčiau perimti restoraną ir viską atskleisti kontroliuojamoje aplinkoje. Tačiau negalėjau atsispirti pagundai pasivaikščioti po savo restoraną, kol jis buvo tuščias ir tylus. Ta popietę, kai atrakiau duris į Nona virtuvę, viskas atrodė kitaip. Tai buvo ta pati valgykla, kurią pažinojau nuo vaikystės, ta pati virtuvė, kurioje išmokau dirbti, tačiau viskas atrodė subtiliai transformuota. Tai nebebuvo vieta, kur buvau nematomas indų plovėjas. Tai buvo mano karalystė. Metodiškai ėjau per kiekvieną sekciją, žiūrėdamas į ją naujomis akimis. Valgykla galėjo patogiai priimti 48 žmonės, tačiau su šiek tiek pertvarkymo galėtume pritaikyti ir 55. Virtuvė buvo gerai įrengta, tačiau prastai organizuota. Galėjau pagerinti efektyvumą tik perkeldamas kai kurias paruošimo stotis. Biuras buvo chaosas, su sistemomis, kurios atrodė sukurtos tam, kad paprasti uždaviniai taptų sudėtingais. Tačiau po visomis operacinėmis problemomis mačiau potencialą.
Ši vieta turėjo gerą pagrindą, ištikimą klientų bazę ir reputaciją dėl kokybiško maisto. Su strateginiais patobulinimais ir realia investicija į rinkodarą, Nana virtuvė galėjo tapti sėkmingesnė nei bet kada anksčiau. Pirmas dalykas, kurį padariau, buvo sėstis prie darbuotojų bylų. Mama restoraną valdė su minimaliu personalu, 2 pusiau etatiniais virėjais, 3 padavėjais, kurie kaitaliojo pamainas ir šeimos nariais, kurie užpildydavo spragas. Visiems buvo mokama minimalus atlyginimas, be jokių išmokų, be apmokamų atostogų ir be realių galimybių karjeros pažangai. Tai turėjo pasikeisti nedelsiant. Praleidau likusią dienos dalį sudarydama sąrašus, patobulinimai, kuriuos reikėjo įgyvendinti, darbuotojų keitimai, meniu patiekalai, kuriuos reikėjo išbandyti. Kai tą vakarą užrakino duris, turėjau išsame 90 dienų nuosavybės planą. Sunkiausias dalykas buvo grįžti namo ir apsimesti, kad niekas nepasikeitė. Kai Klara paskambino paklausti, kaip man sekėsi dieną, turėjau susilaikyti, kad nepasakyčiau, jog praleidau popietę planuodamas jos būsimą darbo vietą. Tiesiog studijuoju, pasakiau. Kaip sekasi ruoštis mamos vakarėliui rytoj? Gerai, manau. Ji tokia laiminga, kad pradeda naują gyvenimą. Nesu mačiusi jos tokios laimingos daugelį metų. Puiku. Ji nusipelno būti laiminga. Laura, galiu tavęs paklausti kažko? Žinoma. Ar manai, kad kada nors sugrįši dirbti į restoraną? Žinojau, kad mano ir mamos santykiai baigėsi ne pačiu geriausiu būdu, tačiau galbūt naujieji savininkai būtų suinteresuoti pasamdyti ką nors su mano patirtimi. Vos nejuokdamasi pagalvojau, kad ji net neįsivaizduoja. Nežinau, ar tai tikrai įmanoma, pasakiau. Dabar esu visiškai pasinėrusi į studijas. Suprantu, atsakė ji. Tiesiog manau, kad tu puikiai sugebėtum vadovauti tokiam vietai. Tu verslą supratai geriau nei bet kas iš mūsų, net kai buvome vaikai. Iš Klaros, kuri visada buvo giriama ir pripažinta, tokia užuojauta buvo vertinga daugiau, nei ji galėjo įsivaizduoti. Ačiū, Klara. Tai daug reiškia. Šeštadienio rytą pabudau su drugeliais skrandyje. Po 12 valandų turėjau atskleisti savo šeimai, kad skurdus studentas, kurį jie buvo atmetę, tapo jų vadovu. Na, techniškai Klara būtų mano pavaldinė, o mama galėtų pradėti naują gyvenimą, o aš būčiau atsakinga už senelio palikimo tęsimą. Dėvėjau kruopščiai pasirinktą suknelės, paprastą juodą suknelę, kuri buvo profesionali, bet ne per daug įspūdinga, ir perlų karolį, kurį senelis man padovanojo 18-ojo gimtadienio proga. Jei ketinau atskleisti didžiausią šeimos paslaptį, norėjau atrodyti atitinkamai. Šventė buvo suplanuota pradėti 18 valandų. Su vakarienė 19 valandų. Ir tostais vėliau. Puikus laikas didžiam paskelbimui, kuris užbaigtų vakarą ir suteiktų visiems apie ką kalbėti ilgus metus. Atsiradau madingai vėlai, žengdamas į restoraną, kuris dabar priklausė man, kai visi manė, kad esu dar vienas svečias, švenčiantis mamos gimtadienį ir visos eros pabaigą. Ironija buvo saldi. Mama Laura, pamačiusi mane, stipriai apkabino. Labai džiaugiuosi, kad atvykai. Žinau, kad ne visada sutardavome, bet šeima yra šeima. Aš nepraleisčiau šios progos, atsakiau, apžvelgdama valgomojo salę, pilną giminaičių, šeimos draugų ir senų klientų. Tai tikrai ypatinga, puikus atsisveikinimas, ji sutiko. Rytoj ši vieta pradeda naują skyrių ir aš taip pat, jei ji tik žinotų, kaip ji teisus. Šventė buvo viskas, ko mama tikėjosi. Puikus nostalgijos ir šventimo derinys, kuris pagerbė praeitį ir žvelgė į naujas galimybes. Teta Marta paruošė savo garsųjį tiramisu, dėdė Tonis atnešė gitarą ir grojo itališkas liaudies dainas, kurias senelis dainuodavo gamindamas. Net kai kurie nuolatiniai klientai atvyko palinkėti mamai sėkmės naujame nuotykyje. 1 valandą leidau bendraudama ir kalbėdama apie niekus, visą laiką nešiodama paslaptį, kuri turėjo pakeisti viską. Buvo ir ponia Peterson, ta pati moteris, kuri prieš 20 metų Klarą įkišo $20, kai mane laikė kaip virtuvės įrangą, giriančią mamą už tai, kaip gražiai atrodė restoranas ir klausdama apie jos planus pensijai. Galvoju apie grįžimą į mokslus, mama pasakė su švytinčiomis akimis.
Galbūt studijuosiu pedagogiką, kaip visada norėjau, kol gyvenimas nesutrukdė, kaip nuostabu. O kas bus su restoranu? Išgirdau, kad mūsų restoranas buvo parduotas investiciniai kompanijai Heritage Hospitality. Atrodo, jie ketina išlaikyti šeimos atmosferą, tuo pačiu modernizuodami veiklą. Su nekantrumu laukiu, ką jie padarys su šiuo vieta. Tuo metu beveik užspringau savo vynu, kai mama, stovėdama vos už 3 pėdų nuo manęs, kalbėjo apie mano verslo planus su kažkuo kitu. Buvau kaip nematomas šešėlis. Šalia manęs pasirodė Klara, atrodanti šiek tiek pasimetusi dėl savo šeimininkės pareigų. Ar gali patikėti šiuo žmonių srautu, paklausė ji, rodydama į perpildytą valgomojo salę. Mama pakvietė pusę miesto. Ji nusipelno gražaus atsisveikinimo, atsakiau, 17 metų praleistų šioje vietoje. Tai nemažas pasiekimas. Žinai, aš tikrai pasiilgsiu šio restorano. Nors tai buvo daug darbo, čia yra kažkas ypatingo. Tikiuosi, kad naujieji savininkai tai supras, šypsena kovojanti su liūdėsiu išslydo iš mano lūpų. Laikui bėgant stebėjau savo šeimą naujomis akimis. Klara buvo tarsi gimusi tam, kad dirbtų šioje aplinkoje, atsimindama visų vardus ir suteikdama jiems šilumą. Ji tikrai turėjo talentą svetingumui, kuris galėtų būti naudingas maisto pramonėje, jei nuspręstų ją sekti. Mama spindėjo priimdama sveikinimus ir gerus palinkėjimus su taika, kurią radusi po sunkaus gyvenimo etapo. Net ir kai kurie vyresni giminaičiai, kurie anksčiau manęs niekada nevertino, dabar buvo neįprastai draugiški. Pavyzdžiui, pusseserė Marija, kuri niekada nepripažino mano egzistavimo šeimos susibūrimuose, netgi priėjo prie manęs pasiteirauti apie studijas. Tavo mama sako, kad studijuoji verslą. Tai labai praktiška. Kur kas protingiau nei kai kurios kvailos specialybės, kurias renkasi jaunimas šiandien, praktiška. Šis žodis vėl pasirodė. Bet šį kartą jis nesužeidė. Būti praktišku man tikrai pasitarnavo, užtenka pinigų, dirbti keliose vietose ir atpažinti galimybės, kai jos pasitaiko. 7 valandą mama pakvietė visus atkreipti dėmesį į tostus. Ji stovėjo šalia virtuvės toje pačioje vietoje, kurioje daugybę metų stebėjau visus aplinkinius iš šešėlių. Noriu padėkoti visiems, kad atėjote šį vakarą, pradėjo ji, jos balsas lengvai sklido per tylų valgomojo salę. Šis restoranas buvo mano gyvenimo centras 17 metų ir atsisveikinti su juo jaučiasi taip, lyg uždaryčiau knygą, kuri apibrėžia visą mano suaugusiojo gyvenimą. Iš minių pasigirdo padėkos murmesiai, o aš pamačiau keletą ilgamečių klientų, trinančių akis. Mano tėvas čia sukūrė kažką gražaus, tęsė mama. Ir aš stengiausi gerbti jo palikimą, augindama savo dukras ir laikydama verslą. Bet būsiu sąžininga. Esu pasiruošusi naujai nuotykiui. Noriu sužinoti, kas aš esu, kai manęs neapibrėžia makaronų padažas ir paruošimo grafikai, kambariu nuvilnijo juokas. Net ir mamos pokštai šį vakarą buvo sėkmingi. Nauji savininkai, regis, puikiai suprato, kas daro šią vietą ypatingą. Turėjau vilties, kad Nona's Kitchen ir toliau tarnaus šiai bendruomeniai dar ilgus metus. Pakelkime taures naujiems pradžiams, pasakiau. Visi, įskaitant mane, pakėlė taures. Ironija, kad aš švenčiu savo slapto verslo įsigijimą, apsimesdamas tik dar vienu šeimos nariu, buvo beveik per daug sunku pakelti. Už naujas pradžias, sušuko kambarys. Kai žmonės pradėjo skirstytis ir grįžo prie savo pokalbių, mano akys susitiko su Klara, kuri, nors ir turėjo būti šventės dalimi, vis dar padėjo surinkti užkandžių lėkštes. Senos įpročių tradicijos sunkiai miršta šeimose, dirbančiose restoranų versle. Pasukau link mamos, kuri priiminėjo apkabinimus ir sveikinimus iš įvairių svečių. Tai buvo tas momentas, puikia proga atskleisti paslaptį, kuri bus prisiminta kaip nuostabus staigmena mūsų šeimos istorijoje arba priklausomai nuo požiūrio kaip šokiruojantis išdavystė. Mama, pasakiau lengvai paliestama jos rankos. Ar galiu pasakyti ką nors grupiai? Ji atrodė nustebusi, bet tuo pačiu ir patenkinta. Žinoma, mielasis. Esu tikra, kad visiems patiks išgirsti tave,
Nueinu į tą pačią vietą, kur ji buvo pasakiusi savo tostą, žiūrėdama į pilną kambarį šeimos ir draugų, kurie manė, kad puikiai žino, kas aš esu ir kokia mano vieta šioje istorijoje. Drugeliai pilve virsta dideliais pterodaktilais, tačiau niekada nesijaučiau taip tikra dėl nieko gyvenime. Atsiprašau, visi sušukau, o pokalbiai pamažu nurimo. Turiu ką norėčiau pasidalinti su jumis. Mama man šypsojosi iš pirmos eilės, greičiausiai tikėdamasi sentimentalaus kalbos apie šeimą ir tradicijas. Klara padrąsino mane šypsena, stovėdama prie virtuvės durų. Net ponia Peterson atrodė šiek tiek suintriguota, ką praktiška dukra gali pasakyti. Niekas neturėjo jokio supratimo, kad per ateinančias 60 sekundžių viskas, ką jie manė žinantys apie mane, pasikeis amžinai. Ačiū visiems, kad esate čia šį vakarą, švęsdami mamą ir nuostabų Nonans Kitchen paveldą. Pradėjau, mano balsas buvo tvirtesnis, nei tikėjausi. Šis restoranas jau dešimtmečius yra mūsų šeimos gyvenimo centras, jis talpina nepakeičiamus prisiminimus ir tradicijas, minioje pasigirdo sutikimo šūksniai ir linktelėjimai. Kol kas viskas klostėsi gerai. Visi tikėjosi sentimentalaus pagyrimo šeimai ir tradicijoms. Kai mama man pasakė, kad surado pirkėjus, kurie supranta, kokia svarbi yra šio paveldo išsaugojimas, buvau labai patenkinta. Rasti žmonės, kurie vertina tiek verslo potencialą, tiek emocinę šios vietos prasme, nėra lengva. Mamos šypsena vis labiau plėtėsi, akivaizdžiai didžiuojantis, kad jos dukra pagaliau parodė tinkamą įvertinimą šeimos verslui. Ypač džiaugiausi sužinojusi, kad Heritage Hospitality LLC dalyjasi mūsų vertybėmis apie šeimos restoranus ir bendruomenės tradicijas. Klara entuziastingai linktelėjo iš savo vietos šalia virtuvės. Net ir ji pasidavė šiai įtampai. Aš toliau kišau ranką į savo rankinę, ieškodama odinės aplankos, kurią kruopščiai paruošiau. Buvau sužavėta Heritage Hospitality vizija Nona virtuvėje, todėl nusprendžiau įsitraukti į jų planus. Ištraukiau oficialius nuosavybės dokumentus, laikydama juos šalia savęs, o tai buvo priežastis, kodėl su dideliu džiaugsmu pranešiau, kad Heritage Hospitality LLC paprašė manęs tapti naująją Nona virtuvės generalinę vadybininkę. Kambarys susipildė nustebusiais plojimais. Mamos veidas nušvito kaip kalėdų rytą. Aiškiai buvo matyti, kad ji džiaugiasi, jog naujieji savininkai įvertino mano potencialą ir pasiūlė man lyderio vaidmenį. Puiku, Laura, ji šaukė per plojimus. Visada žinojau, kad turi vadybinių gabumų. Pakėliau ranką, kad nuraminti kambarį, mėgaudamasi šią akimirką, kai viskas atrodė tarsi sustoja. Iš tiesų, mama, yra dar viena žinia. Atidariau aplanką ir pakėliau nuosavybės perleidimo dokumentus. Heritage Hospitality LLC ne tik pasiūlė man vadybos poziciją. Heritage Hospitality LLC esu aš. Aš esu naujoji Nona virtuvės savininkė. Po šio pareiškimo kambaryje įsivyravo tokia tyla, kad būtų galima išgirsti, kaip nukrenta trupinys. 14 žmonių žiūrėjo į mane, tarsi būčiau paskelbusi, kad esu ateivė iš kosmoso. Mamos burna įsiplėtė, Klaros akys tapo plačios kaip lėkštės, o ponia Peterson atrodė, lyg patirtų nedidelį insultą. Pasinaudojau savo palikimu iš senelio. Tęsiau, kai aplinkui vis dar tvyrojo sušalusi tyla. Išsilavinimo fondas, kurį jis įsteigė prieš daugelį metų, apie kurį nei vienas iš jūsų nežinojote. Vakar ryte oficialiai tapau restorano, kuriame praleidau vaikystę plaudama indus ir svajodama apie dieną, kai mano darbas bus įvertintas savininke. Reakcijos buvo momentinės ir įvairios. Pusseserė Marija pradėjo šnairčioti su savo vyru, dėdė Tonis nutraukė gitaros grojimą vidury akordo, o teta Marta pradėjo juoktis. Tikras džiaugsmingas juokas pripildė šokiruotą tylą. Tačiau aš stebėjau tik dvi veido išraiškas – mamos ir Klaros. Pirmosios jėgos atgavo Klara, lėtai šypsodamasi, kai suprato, kas viskas reiškia. Tu nusipirkai restoraną, Laura. Tai nuostabu. Mama kita vertus atrodė, kad informacija ją pasiekė etapais. Pirmiausia sumišimas, tada suvokimas, o galiausiai kažkas, kas galėjo būti pasididžiavimas arba šokas. Negalėjau pasakyti, kas tai buvo. Tu esi Heritage Hospitality, ji pagaliau paklausė.
Taip, tai aš, ir prieš kam nors pradėjus nerimauti, noriu pasakyti, kad niekas nepasikeičia dėl tavo išpirkimo, mama. Tu gavai būtent tai, ko norėjai, su būtent tokiu laiko grafiku, koks tau buvo reikalingas. Pinigai jau tavo sąskaitoje ir tu gali pradėti savo naują gyvenimą, kaip mes ir kalbėjome. Kaip? Kada? Kiek laiko tu tai planavai? Nuo tos dienos, kai susitikau su senelio advokatu ir sužinojau apie fondą. Man atsivėrė akis, tai buvo galimybė pasakyti kažką, kas reiškia viską mūsų šeimai, ir pagaliau įrodyti, ką sugebu. Ponia Peterson pagaliau rado savo balsą. Tu nori pasakyti, kad ta tyli mergaitė, kuri anksčiau plovė indus, dabar yra šio restorano savininkė? Aš pasukau į ją, prisimindama kiekvieną menkinimą ir ignoravimą vaikystėje. Ta tyli mergaitė išmoko visus verslo aspektus, kol visi kiti rūpinosi tik išvaizda. Pasirodo, mokėti tikrai valdyti restoraną yra vertingiau nei mokėti gražiai atrodyti, kai jį aptarnauji. Kambaryje jautėsi pokytis, žmonės pradėjo pergalvoti, kas aš buvau ir kas esu dabar. Laura, tarė mama, ir jos balsas skambėjo keistai. Nepykdama, nepasipiktinusi, bet kažkaip kitaip. Nežinau, ką pasakyti, tu nieko nesakyk. Mama, tu norėjai pasitraukti ir dabar esi laisva. Aš norėjau įeiti ir dabar esu viduje. Tai laimėjimas abiem, bet tu tokia jauna. Valdyti restoraną yra nepaprastai sunku, žinau. Aš tai darau nemokamai nuo 5 metų, šis pareiškimas sukrėtė minią. Keletas žmonių net susigūžė. Klara žengė žingsnį į priekį ir mano nuostabai šypsojosi. Ar galiu čia dirbti? Paklausė ji. Nes iš tikrųjų tikėjausi, kad naujieji savininkai mane išlaikys, o jei naujoji savininkė yra mano sesuo. Iš tiesų, pasakiau, ištraukusi kitą aplanką. Tikėjausi, kad apsvarstytum galimybę likti pagrindinę padavėją, kol baigsi vidurinę mokyklą. Ir jei rimtai galvoji apie kulinarinę mokyklą, norėčiau padėti tau pateikti paraišką. Šiam restoranui reikia šviežių idėjų meniu, Klaros veidas nušvito. Ar tu rimtai? Visiškai rimtai. Apmokėsiu tave tinkamai, suteiksiu tikrą patirtį ir palaikysiu tavo išsilavinimą. Tai ką šeima turėtų daryti, kambaryje visi stebėjo šį pokalbį kaip teniso rungtynės, tačiau mačiau, kad daugelyje veidų atsispindėjo pritarimas. Net kai kurie giminaičiai, kurie visada mane ignoravo, atrodė sužavėti. Mama vis dar žiūrėjo į mane, lyg pirmą kartą mane matydama. Negaliu patikėti, kad tai padarei, pagaliau tarė ji. Negaliu patikėti, kad tu iš tiesų tai padarei, ir aš, tiesą sakant, negaliu patikėti. Bet štai mes ir esame. Ar tu pyksti ant manęs? Ar tai kažkokia keršto forma? Rimtai apsvarstydama klausimą, atsakiau, tai ne kerštas, mama. Tai galimybė. Tu gali pradėti iš naujo. Aš galiu kurti kažką prasmingo, o Klara gali išmokti verslo subtilybių. Senelis būtų didžiuotis, išgirdusi senelio vardą, mama pasikeitė. Šokas atslūgo, jo vietą užėmė nuostaba. Išties jis būtų tiesa? Jis visada sakydavo, tu geriau supranti šį verslą nei bet kas kitas. Jis matė mano potencialą, kai niekas kitas to nematė. Dabar galiu tai pagerbti. Minė vėl apėmė pokalbių šurmulys, kai žmonės apmąstė, kas ką tik įvyko. Girdėjau diskusijų fragmentus, nuostabą, susižavėjimą ir ko gero nemažai apkalbų, kurios dar ilgai bus tema šeimos susibūrimuose. Tačiau svarbiausia pokalbis vyko tiesiai priešais mane, su 2 žmonėmis, kurių pritarimas visada buvo pats svarbiausias mano gyvenime, net kai įtikinėjau save, kad man to nereikia. Šventė po mano pranešimo pasikeitė, tai kas prasidėjo kaip atsisveikinimo vakarėlis virto tarsi karūnavimu. Ilgalaikiai klientai prieidavo pasveikinti manęs ir pasidalyti savo viltimis dėl restorano ateities. Net ponia Peterson priėjo su galbūt pagarbos žvilgsniu. Privalau prisipažinti, kad visiškai tavęs nepastebėjau, pasakė ji, ištiesdama ranką tvirtam paspaudimui. Tavo senelis visada gerai kalbėjo apie tavo darbštumą, bet man atrodė, kad jis tiesiog yra senelis, kuris giria savo anūkę. Senelis matė tai, ko kiti nepastebėjo, atsakiau priimdama jos rankos paspaudimą, įskaitant potencialą merginoje.
kuri per daug laiko praleido virtuvėje, kad būtų pastebėta priekyje. Kai minia pradėjo retėti apie 10 vakaro, radau save vieną su mama ir Klara restorano valgomajame, kuris dabar oficialiai priklausė man. Įsiuntėme paskutinius svečius namo su įsinešimo dėžutėmis likusio torto, o mes 3 sėdėjome prie stalo numeris 6, to paties stalo, prie kurio ponia Peterson anksčiau slapta Klara įkišdavo po $20, ignoruodama mano buvimą. Nuolat tikėjausi, kad atsikelsiu ir sužinosiu, kad tai viskas buvo sapnas, sakė mama, purtydama galvą. Prieš 3 valandas maniau, kad parduodu svetimiems žmonėms. Dabar mano dukra yra šeimos restorano savininkė. Kaip tai jaučiasi? Paklausiau. Iš tiesų, mama ilgai tylėjo, apmąstydama klausimą. Atvirai kalbant, jaučiuosi puikiai. Bijojau parduoti žmonėms, kurie galbūt nesupranta, ką šis vieta reiškia. Bet tu žinai kiekvieną šio restorano kampelį. Tu geriau nei kas nors supranti jo istoriją ir potencialą. Nors man 19 ir neturiu oficialios verslo patirties, ypač todėl, kad tau 19. Tu turi energijos ir vizijos, kad šią vietą nuvesi toliau nei aš kada nors galėjau. Aš čia tiesiog bandžiau išgyventi. Tu planuoji klestėti. Klara visą šį laiką buvo neįprastai tyli, tačiau dabar ji prabilo. Laura, galiu tave paklausti kažko? Kiek laiko tu planuoji tai? Nes tai, kaip viską tvarkiai šį vakarą, nebuvo spontaniška, nusišypsojau. Nuo tos dienos, kai susitikau su ponu Hendersonu ir sužinojau apie paveldėjimą. Bet atvirai kalbant, manau, kad visą gyvenimą tam ruošiausi, net nesuprasdamas, ką turiu omeny, paklausė ji. Kiekvienas indas, kurį plaudavau, mokė mane apie virtuvės efektyvumą. Kiekviena užsakymo procedūra, kurią mačiau, mokė apie klientų aptarnavimą. Kiekviena mama padaryta klaida praturtino mano verslo valdymo žinias. Nuo 5 metų turėjau meistriškumo klasę restoranų veikloje. Tiesiog tuo metu nesupratau, kad tai buvo švietimas. Mama nusijuokė, bet tai nebuvo kartus juokas. Tai visus tuos metus man atrodė, kad tu tiesiog padedi. Iš tikrųjų tu mokaisi, kaip mane pakeisti. Ne, aš neketinu tavęs pakeisti, mama, aš noriu siekti tavo pasiekimų. Tarp šių dviejų yra didelis skirtumas. Kokie tavo planai? Paklausė Klara. Ar ketini viską pakeisti? Pasakiau, kad keiščiau kai kuriuos dalykus. Meniu tikrai reikia atnaujinimo. Jau 10 metų siūlome tuos pačius patiekalus. Virtuvės darbo eiga galėtų būti efektyvesnė, o aš noriu įdiegti tinkamas darbuotojų naudą ir mokymo programas. O kaip su personalu? Susirūpinusi paklausė Klara. Kiekvienas, kas nori likti, gali likti, jei bus pasiruošęs prisitaikyti prie naujų standartų. Planuoju geriau apmokėti ir suteikti tikras karjeros galimybės, Klaros akys nušvito. Ir tu tikrai rimtai galvoji apie kulinarinę mokyklą? Paklausė ji. Be abejo. Jei tu tikrai nori, aš padėsiu tau užpildyti paraišką ir suderinsiu tavo darbo grafiką su pamokomis. Šiam restoranui reikia žmogaus su formaliu kulinariniu išsilavinimu, o aš norėčiau, kad tas žmogus būtų šeimos narys. O kaip su mano kolegija? Paklausė Klara. Kulinarinė mokykla yra kolegija, Klara. Tai profesionalus išsilavinimas, kuris veda į karjerą, kurią tu aistringai domiesi. Tai vertingiau nei bet koks standartinis diplomas. Pirmą kartą pamačiau, kaip Klara žiūri į mane su pagarba, o ne tik su meile. Negaliu patikėti, kad mano didžioji sesuo taps mano viršininkė, šypsodamasi pasakė ji. Negaliu patikėti, kad mano mažoji sesuo padės man revoliucionuoti šią vietą, atsakiau. Mūsų mama atsistojo ir priėjo prie rėminto senelio nuotraukos, kabojusio šalia virtuvės įėjimo. Ši nuotrauka daryta 1987 metais, kai jis atidarė Nono virtuvę, ir jis buvo kupinas pasididžiavimo ir galimybių. Jis būtų labai didžiuojasi tavimi, švelniai tarė ji. Ne tik todėl, kad tu nusipirkai restoraną, bet ir todėl, kaip tu tai padarei su orumu, planavimu ir pagarba visiems, kurie dalyvavo. Aš tai išmokau iš jo, pasakiau. Jis visada teisingai elgdavosi su žmonėmis, net kai tai jam kainuodavo.
O aš ne, atsakė mama, atsisukdama į mane. Žinau, Laura. Žinau, kad ilgus metus elgiausi su tavimi nesąžiningai ir žinau, kad šio restorano pirkimas to istorijos nepanaikina. Ne apie istorijos panaikinimą kalbame, mama. Kalbame apie geresnės ateities kūrimą. Ji linktelėjo ir pamačiau, kaip jos akyse susikaupė ašaros. Didžiuojuosi tavimi, paprastai pasakė ji. Turėjau tai sakyti jau seniai, bet sakau tai dabar. Didžiuojuosi, kokia moterimi tapai ir esu dėkinga, kad senelio palikimas yra tavo rankose. Praėjus 3 mėnesiams Nona virtuvė vėl atsidarė po trumpų remonto darbų su atnaujintu meniu, patobulinta veikla ir tinkamai apmokytų bei išmokytų personalu. Klara įstojo į kulinarinę mokyklą ir dirbo mūsų virtuvės šefu, atnešdama šviežių idėjų ir profesionalių technikų, kurios puikiai papildė mūsų tradicinius receptus. Mama panaudojo savo pinigus iš restoranų pardavimo, kad įstotų į mokymo programą valstybinėme universitete. Jis siuntė man atvirukus iš savo kelionių per mokyklos atostogas, vandenyną Kalifornijoje, kalnus Kolorade, visas tas vietas, apie kurias svajojo, kai 17 metų buvo įkalinta prie viryklės. Praėjus metams, kai Klara šventė savo 18-kąjį gimtadienį ir gavo prieigą prie savo palikimo, ji nusprendė investuoti savo pinigus į mūsų restoraną, įsigydama pusę jo akcijų ir tapdama mano oficialia verslo partnere. Su šypsena sutarėme pasidalinti atsakomybės, atsižvelgdami į mūsų stiprybės. Aš rūpinausi operacijomis ir verslo plėtrą, o ji ėmėsi virtuvės ir meniu inovacijų. Mūsų partnerystė atnešė puikių vaisių. Restoranas klestėjo, sulaukdavo vis daugiau vietinių maisto kritikų dėmesio ir greitai užsitarnavo reputaciją, kuri išplito gerokai už mūsų pradinės klientų bazės ribų. Pradėjome teikti pietų paslaugas, įtraukėme maisto tiekimo paslaugas ir netgi ėmėme organizuoti kulinarinius kursus sekmadienio popietėmis. Tačiau labiausiai džiugindavo akimirkos, kai restoranas būdavo perpildytas. Vieno tokio užimto penktadienio vakarą, kai skubėjau virtuvėje, kad patiekčiau užsakymus, išgirdau 2 moteris kalbantis prie 6 stalo. Maistas čia tapo neįtikėtinas, tarė viena moteris savo draugiai. Nuo tada, kai tos jaunos moterys perėmė restoraną, tai tarsi visiškai kita vieta. Girdėjau, kad viena iš jų vaikystėje čia plovė indus, atsakė kita. Dabar ji valdo šią vietą. Tai kaip iš filmų. Šypsena įsiplėtė mano veidę, kai aš klojau jų patiekalus, prisimindamas tą mažą mergaitę, kuris stengdavo pasiekti kriauklę stovėdama ant medinės dėžės. Ji užaugo ir įrodė, kad kartais tas žmogus, kurį visi pamiršta, iš tikrųjų yra tas, kuris visą laiką stebėjo ir mokėsi. Jei ši istorija palietė jūsų širdį, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti, kad gautumėte daugiau nepaprastų tikrų istorijų apie šeimą, ryžtą ir saldų įrodymą, jog galima pasiekti daugiau nei visi mano. Pasidalinkite komentarų žemiau ir papasakokite apie akimirką, kai nustebinote visus pasiekdami tai, ko niekas nesitikėjo iš jūsų.